Europos ir ES partnerės. Sekmadienį Čilėje vyksta prezidento ir parlamento rinkimai. Nelsonas Mandela vis dar sunkiai serga, jis net negali kalbėti. Radio stoties A2 žinios lygiai 15 val. Radio stotis A2. Sostinės radijas. Kad nerūpėtų. Sostinė. Rusiškai kalbantis 40 metų vyras susipažintų su liekna mergina, ji turėtų būti rusaitė iki 38. 860-035-185. Esu simpatiškas ir laisvas vyras, man 39, susipažinčiau su mergina arba moterimi, šypsosi jis pranešime ir palieka štai tokį telefoną 867-270-869. Jūs taip pat galite siųsti mums savo žinutes, primenu, numeris 1644, žinutės kaina 7 litai.
Limuzinų pašta aikštelė daug stovi. Lietuvoje 15 valandų jūsų dėmesio žinios. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Tbilisyje dalyvavo naujai išrinkto Gruzijos prezidento Georgijaus Margvelašvilio inauguracijoje. ES tarybai pirmininkaujančios Lietuvos prezidentė inauguracijoje atstovavo visai ES. Po iškilmingos ceremonijos Gruzijos parlamento aikštėje įvyko Lietuvos ir Gruzijos prezidentų susitikimas. Tai pirmasis oficialus Gruzijos vadovų dvišalės susitikimas su kitos šalies prezidentu. Tbilisyje prezidentė taip pat susitiko su Gruzijos ministru pirmininku Bidzina Ivanišviliu. Per susitikimus aptartas Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimas, šios šalies vykdomos reformos ir eurointegracinė pažanga. Vienas svarbiausių temų buvo artėjantis Vilniaus viršūnių susitikimas, kuriame siekiama parafuoti ES asociacijos sutartį. Per 2 dienas iš Sirijos į Libaną atvyko apie 1000 pabėgėlių. Visi jie buvo priversti bėgti iš Kalamuno regiono, kur vyksta kruvini mūšiai tarp Sirijos lyderio Bašaro al-Asado bendražygių ir jo priešininkų. Skelbiama, kad per susirėmimus daugumos šio regiono gyventojų namai ir ūkiai buvo sunaikinti. Apie 4 milijonus gyventojų turinčiame Libane dabar yra apie 1,5 milijono sirų pabėgėlių ir 800 000 žmonių oficialiai įgijusių šį statusą. Šiandieną Čilėje vyksta prezidento ir parlamento rinkimai. Per šiuos rinkimus pirmą kartą čiliečių dalyvavimas balsavimo procedūroje nėra privalomas. Balso teisę rinkimuose turi 13 milijonų piliečių, o šalyje gyvena apie 17 milijonų žmonių. Prognozuojama, kad rinkimuose dalyvaus ne daugiau kaip 7 milijonai rinkėjų. Čiliečiai taip pat išsirinks naujuosius deputatų rūmus, tai yra 120 vietų, atnaujins 38 vietų senatą ir išrinks 278 narius į 15 regionų tarybų. Rinkėjų saugumą užtikrins 10 000 Čilės ginkluotojų pajėgų įvairių padalinių darbuotojų. Šių rinkimų ryškiausias ypatumas yra tas, kad rimčiausia kova už prezidento postą vyksta tarp 2 moterų politikių. Neabejotina rinkimų favoritė yra buvusi Čilės vadovė Michelle Bachelet, ėjusi prezidentės pareigas nuo 2006 kovo iki 2010 metų kovo. Baigiantis jos kadencijai, Bachelet palaikė rekordiškai didelis gyventojų skaičius apie 84%. Tačiau ji buvo priversta palikti valstybės vadovo postą. Šalies konstitucija draudžia užimti šį postą 2 kadencijas iš eilės. Dabar 62 metų Bachelet, palikusi darbą Jungtinėse tautose kaip lyčių lygybės agentūros vadovė ir atstovaujanti centro kairiųjų koalicijai, sociologų nuomonę gali